Pakalbėkime apie moterų ir vyrų atlyginimą. Atrodytų, koksgi čia skirtumas. Jeigu žmogus dirba, tai ir gauna už tai atlyginimą. Tačiau pasirodo skirtumas yra. Vidutiniškai moteris gauna apie 13% mažesnį atlyginimą negu vyrai. Pabandykime paanalizuoti, kodėl moteris turi tenkintis mažesnę porciją, nors norėtų tokios pat. Nėra pasaulyje tokios šalies, kur moteris uždirbtų daugiau arba vienodai negu vyrai. Jos uždirba mažiau, smarkiai mažiau, gerokai mažiau, kai kuriuose šalyse jos iš viso net kovoja už teisę dirbti apskritai. Bet mes norėtume lyginti vis tiek save su kitomis ES šalimis. Šiuo požiūriu Lietuva yra, sakykime, stipri vidutiniokė. Jeigu ES atlyginimų skirtumas yra apie 15%, dabar Lietuvoje oficialus yra šiek tiek mažesnis netgi, arti 13%. Rengiant reportažą teko išgirsti bent keletą istorijų, kai moteris pasakojo darbe patyrusios diskriminaciją dėl savo lyties. Tačiau prikalbinti jas papasakoti apie savo patirtį kamerą tapo beveik neįveikiama užduotis. Vilnietė Skaistė leido perpasakoti jos istoriją apie tai, kaip jai teko tenkintis mažesniais savo darbo vaisiais, lyginant su kolegomis vyrais. Pateikiame rekonstruotą interviu su ja. Savo darbe susidūriau su tokia situacija. Dirbau moteriškame kolektyve, kurio vadovė dažnai apgailestavo, kad dėl mažų atlyginimų šioje srityje sunku pritraukti darbuotojų vyrų. Turėti daugiau darbuotojų vyrų ji norėjo dėl to, kad manė ir apie tai kalbėdavo viešai, kad vyrai turi tikslesnį mąstymą ir geriau išmano matematiką. Prisimenu atvejį, kuomet vienas jaunas vyras domėjosi galimybę dirbti mūsų srityje. Tuomet vadovė ieškojo būdų, kaip jo atlyginimą padaryti didesnį, negu paprastai gauna pradedantis darbuotojai, motyvuodama tuo, kad jam reikia išlaikyti šeimą. Tai ir buvo padaryta, šiek tiek apmaudu, prisimenant, kaip pati pradėjau dirbti. Man net nebuvo pasakyta tikslus atlyginimas, tik pažymėta, kad jis bus labai mažas, bet gal galės tėvai kurį laiką padėti. Nes tai yra galimybė šioje srityje pradėti dirbti. Ir gal vėliau viskas keisis į gerą. Mes turime įvertinti, kad gyvename kultūroje, kur vis dar galioja toks įsitikinimas, toks stereotipas, kad šeimos maitintojas yra vyras, o moters atnešami pinigai, tai yra tiesiog toks priedas prie biudžeto. Moteris nėra vertinama kaip šeimos maitintoja. Dėl to yra ta tokia tendencija, kad kai vyras sukuria šeimą ir toje šeimoje atsiranda vaikų, net ir darbdaviai jaučia tokią pareigą, kad kažkaip tai jį reikia pakelti tais tarnybiniais laipteliais į viršų ir mokėti didesnį atlyginimą, nes žmogui reikia išlaikyti šeimą. Tuo tarpu, jeigu moteris susilaukia vaikų, kaip taisyklė, tai būna labai didelė kliūtis gauti paaukštinimą, o paaukštinimas visą laiką reiškia didesnį atlyginimą. Kartais moteriai, būkim biedni, bet teisingai, reikia padaryti truputį daugiau negu vyrui, kad gautų tą pačią kokią nors karjeros galimybę. Mes kalbam apie tą požiūrį, kuris yra susiformavęs per tuos dešimtmečius apskritai pasaulyje. Ir jeigu mes paimkim Lietuvą ir sakykim, kad čia Lietuvoje yra viskas kitaip negu visam pasaulyje, tikrai taip nėra. Ir mes turim skaičius, kad vis tik tai iš tikrųjų moteris uždirba truputį mažiau negu vyrai. Ir tai yra globali tendencija, kuri aišku po truputį mažėja. Vilnietė Toma pasakoja, kad patyrė diskriminaciją Amerikoje. Viskas prasidėjo nuo to, kad mergina išvyko studijuoti ir jau būdama ten nusprendė susirasti darbą. Aš tada nuėjau į darbą į restoraną, kuris buvo jūros gėrybių restoranas ir aš ten nežinodama, iš tikrųjų, aš tiesiog šiaip nuėjau bet kokio darbo daryti, tapau austrių atidarinėtoja. Kas pagal visus lyčių stereotipus yra Jungtinėse valstijose vertinamas kaip vyriškas darbas, kaip darbas, kurį daro vyrai. Ir man, aišku, suveikia lietuviškas charakteris ir lietuviškos savybės, tai aš tą darbą iš tikrųjų labai nuoširdžiai ir labai sunkiai dirbau, bet aš išmokau, kaip tai daryti, nes, aišku, buvo pora pjūvių į ranką, pora sužeidimų, tuos randus dar iki šiol turiu. Bet aš išmokau ir man labai gerai sekėsi ir aš tada gal po 4 ar 5 mėnesių paprašiau, kad man pakeltų atlyginimą šefo. Ir šefas jo pasakė, viskas, jokių problemų, pakelsiu tavo valandinį atlyginimą $1. Ir aš tada, aišku, apsidžiaugiau, čia savo bendradarbiam sakau, va, man čia pakėlė po 4 mėnesių, ne po 6, dabar gausiu ne $9 per valandą, o 10. Ir mano toks bendradarbis, kuris buvo baltaodis, sako, ai, tai tu 10 ar ne dabar gausi. Ir aš jaučiau, kad kažkas tokio tarsi užslėpto yra šitoje vietoje.
Ir aš jam sakau, jo. Ir jis tada sako, nu, aš tai pradėjau nuo $10. Ir tada pakalbėjau su tokiu meksikiečiu, kuris dirbo ten tame pačiame restorane jau 3 metus. Ir kai jis pradėjo tas austres atidarinėti ir austrių specialistų dirbti, tai jam šitoj pozicijoje mokėjo $8, nes jis buvo meksikietis. Vadinasi, meksikiečiams arba tiems imigrantams, kurie yra spalvoti, buvo mokama mažiausias atlyginimas, tada moteris ir tada baltaodžiai amerikiečiai vyrai. Kita pašnekovė, Vilnietė Živilė, papasakojo apie savo darbo patirtį Turkijoje, kur iš pradžių ji dirbo viešbutyje svečių pagalbininkė, o vėliau jai buvo pasiūlyta dirbti viešbučio registratūroje. Pateikėme rekonstruotą interviu su ja. Visai atsitiktinai sužinojau savo bendradarbio atlyginimą, kuris buvo didesnis nei mano. Ir tuo klausimu kreipiausi į savininkus. Atsakymas buvo aiškus, kurį gavau. Neturi tiek patirties, kiek turi senieji. Situacija pasikeitė, kai man buvo pasiūlyta pardavimų vadybininkės vieta. Atlyginimas pasikeitė, tačiau ne taip, kaip aš tikėjausi. Buvau užsienietė ir ten man buvo padarytas leidimas dirbti, taigi viskas legalu ir pagal įstatymus. Deja, sutartyje buvo nurodytos kitos pareigos, o tai reiškia, kad ir atlyginimas kitas, mažesnis. Aš žinau, kokius pinigus gauna kiti pardavimų vadybininkai viešbučiuose. Per metus teko susipažinti su daug jų. Kaip bebūtų keista, visi jie buvo vyrai. Atlyginimas skiriasi taip, kad aš gaudavau 1/3 mažiau nei jie. Jie mokėdavo man mažiau ne dėl to, kad aš užsienietė. Moteris Turkijos ten gaudavo mažiau. Jie tiesiog nemanė, kad aš uždirbu, pavyzdžiui, šeimos biudžetui. Matome, kad įsitikinimas, jog moteris nėra šeimos maitintoja, lemia joms mažesnį atlyginimą ne tik Lietuvoje, bet ir kitur pasaulyje. Kokios dar priežastys turi įtakos, kad moteris gauna mažiau už tą patį darbą nei vyrai? Pirmiausia, reiktų šnekėti apie horizontalę ir vertikalę segregaciją. Atskirti. Horizontali yra segregacija tada, kai moteris tiesiog patenka, o galbūt jos išstumiamos į tuos sektorius, kur yra daug mažesni atlyginimai. Socialinis darbas, siuvimas, lengvoji pramonė, slauga, bibliotekos ir taip toliau. O vyrai kažkokiu būdu patenka į tuos sektorius, kur yra daug didesni atlyginimai. Tai ir finansai, draudimas, ir prekyba, statybos. Bet šitas dalykas nelabai parodo to atlyginimų skirtumo, tiesiog parodo, kad tame sektoriuje yra mažas atlyginimas. Numatyti yra tos specifinės sferos, pedagogika, štai yra švietimas, yra medicina, yra slauga, yra pardavėjai. Tai tos sritys yra tiesiog tradiciškai daugiau pritraukia moteris, nes galbūt paslaugų sfera tiesiog reikalauja daugiau moteriškų savybių kažkokių. Kodėl taip yra, tai matomai vis dėlto yra tradicija, kad vyras turi išlaikyti šeimą, kad vyras turi pasirūpinti pajamomis, o moteris lyg ir prisideda prie to šeimos pajamų ir jinai galbūt tiesiog nesusiranda kito darbo ir sutinka dirbti mažiau apmokamą darbą tam, kad tiesiog pridėti pajamų prie savo šeimos biudžeto. Jeigu žiūrėsim, pavyzdžiui, į regionus, vyras vis tik tai yra tas šeimos maitintojas. Ir įvaizdis ir įspūdis toksai yra. Nu, jisai yra tas žmogus, kuris atneša pinigus ir padeda ant stalo, o žmona, jinai arba sukasi namuose, arba turi kažkokį tai paprastesnį darbelį, kuris jai padėtų ir tuos ir valgyti padaryti, ir vaikus paauginti ir taip toliau. Kas kita yra vertikali segregacija, kitaip tariant, kuo aukščiau hierarchijos laiptais, tuo ten mažiau moterų, daugiau vyrų. Apačioje bus, ko gero, dauguma moterų, o viršui bus dauguma vyrų, reiškia vadovai, direktoriai, prezidentai, viršininkai, dažniausiai bus vadovai. O vadovo atlyginimas Lietuvoje yra kelis kartus didesnis už pavaldinių. Labai dažnai tas pasiskirstimas, ta nelygybė jau prasideda nuo darbo skelbimo. Dar žmogus neprimtas į darbą, o jau ieškoma tam tikros lyties, tam tikro amžiaus žmonių. Atsimenu tokį skelbimą, ieško personalo skyriaus vadovo skliausteliuose vyro. Jeigu kam dar neaišku, tai vadovas turi būti vyras. Ir daugybė tokių yra skelbimų. Dar viena priežastis, dėl ko tų moterų mes mažiau matome tarp vadovaujančių asmenų, tai yra socializacijos problemos. Nes, nepaslaptis, kad berniukai socializuojami būti lyderiais. Čia tai jau ar tu nori, ar tu nenori, tu turi ir karjerą daryti, ir pinigus užsidirbti. Tai yra tokia kaip ir imperatyvas, formuojant tą tokį vyriškumo identitetą, vyriškumo įvaizdį.
Tuo tarpu merginų socializacija, mergaičių socializacija, jinai vis tik tai yra labiau orientuota į rūpinimąsi kitų, globa, tu turi nusileisti, tu turi būti maloni, tu neturi konkuruoti. Na gerai, skirtingi darbai, skirtingi ir atlyginimai. Bet kodėl einančios tokias pat pareigas moteris kartais gauna mažesnį atlyginimą? Kodėl vyrai turi daugiau galimybių savo lėkštę prisikrauti gausiau? Turime suvokti, jog pamatuoti, ką tai reiškia vienodai atliekamas darbas, nėra taip labai paprasta ir čia atsiranda daugybė galimybių manipuliuoti. Nes jeigu pagal darbo aprašą viskas yra tiesiog visiškai tos funkcijos surašytos vienodai, jeigu jūs dirbate valstybinėje įstaigoje, tai tikėtina, kad moteris ir vyras gaus visiškai vienodą atlyginimą. Tačiau yra labai nesudėtinga prie pareigybių pridėti žodelį vyr arba įdėti kažkokį tai nedidelį niuansą, kuris, iš esmės ten kažkaip to darbo krūvio nepadidina, bet visą laiką gali motyvuoti, kad, štai pagal pareigybių aprašymą jos skiriasi ir dėl to tu, vienam darbuotojui gali sumokėti daugiau, kitam sumokėti mažiau. Nelabai seniai mus pasiskundė moteris, jinai kūreno krosnis. Oficialiai ta pareigybė vadinosi katilų mašininkai. Jie dirbo 6, 2 moterys ir 4 vyrai. Jie visi uždirbo vienodai. Bet staiga vieną gražią dieną visi 4 vyrai tapo vyr kūrikai, o moteris kaip liko, kūrikės taip ir liko. Ir be abejo, vyr kūrikas gauna daugiau negu paprastas kūrikas. Moteris ėmė gauti mažiau. Mes iš pradžių tirdami skundą manėme, jog ten labai sunkus fizinis darbas, reikia anglis nešioti ar dar kažką, nieko panašaus, ten sklendės, mygtukai, svirtelės, visą tai nereikalauja jokių raumenų išskirtinių. Žodžiu, akivaizdus diskriminacijos faktas, bet moteris viena sužinojo ir pasiskundė darbdaviui iš pradžių. Darbdavys pasakė, džiaukis, kad tu turi darbą apskritai. Tau kaip moteriai čia kaime yra labai geras atlyginimas. Aš manyčiau, kad prigimtis yra. Mes negalėsim niekada, mes neišeliminuosim skirtumų tarp vyro ir moters ir mes niekada negalėsim prilyginti gebėjimų vyro, gebėjimo ir moters. Ir man atrodo, kartais dirbtinis tas pritraukimas, man atrodo, šitame pačiame dokumente aš net radau tokį sakinį, kad reikėtų skatinti, kad mergaitės siektų įgyti specialybės nebūdingas moterims, o būdingas vyrams. Bet tai ar čia nėra prieštaravimas tai pačiai prigimčiai? Moteris galbūt geresnė. Ką mes norim padaryti? Ar mes nenorim sudaryti dirbtinės sąlygas, kurios kažkaip tai pakeistų tą visuomenę? Bet galbūt mes čia prarandam žmogiškumą, tą faktorių kažkokį. Bet yra sričių, kur nebūtinai fiziškumas veikia, kur veikia tiesiog smegenys žmogaus. Ką apie tą sritį galvoji? Oi, čia yra daug labai studijų netgi. JAV atlikta studija viena teigia, kad iš tikrųjų intelekto koeficientai vyrų yra aukštesni ir tai yra oficialiai patvirtintas toks dalykas. Mes negalim sakyti, galbūt yra žmonių, kurie sugeba vienoj srity geriau atlikti, kitoj srity geriau. Bet ašgi nesakau, juk yra politikų labai puikių moterų. Yra politikai, kurie padarė ir karjerą, bet ar tai turi būti visiems toks rodiklis, kad mes siekime, mes vis tiek netapsim visi politikais. Gal kartais moteriams pritrūksta ambicijų darbo rinkoje? Andrius Francas sako, kad vyrai mažiau pasitenkina tuo, ką gauna ir drąsiau siekia karjeros. Tam pradinėme etape, kai mes startuojam ir mes samdom žmonės, savo klientai samdom, mes jiems pateikiam, iš kliento pusės skirtumo nėra, kad jeigu bus moteris, aš mokėsiu 200 eurų mažiau arba 100 eurų mažiau, jeigu bus vyras, mokėsiu daugiau. Bet mes pamatom, kad dažnai moteris nori mažiau pinigų. Ta prasme, į tą pačią poziciją negu vyrai. Tai vėlgi argumentai gali būti keli. Pavyzdžiui, vyrai žymiai aktyviau nori augti greičiau ir siekia tos karjeros ir jeigu, sako, manęs nepaleisi, tai aš tada išeisiu greičiau. Ir ta prasme, kartais darbdavys pakelia atlyginimą jam, kad jisai neišeitų. O tuo tarpu moteris, kaip ir patenkinta esamų darbo, arba dažnai moteris nori labiau stabilumo, tuo labiau, kad moteris gal labiau planuoja į priekį, žino, kad jeigu ten laukia vaikų gimimas, tai kam čia dabar keisti visą situaciją, ieškoti naujo darbo, rizikuoti, gal geriau pralauksiu. Labai įdomų tyrimą atliko Švedijos kolegos, kada jie tyrė
įžvelgia diskriminacijos dėl nevienodo darbo užmokesčio mokėjimo prekybos centre valymo paslaugas teikiančių darbuotojų aspektų. Tai buvo tyrimas tiek vyrų valytojų, tiek moterų valytojų. Buvo tyrimas darbo sąlygos ir darbo atlyginimas, matėsi disproporcijos tarp to atlyginimo, reiškia, vyrams buvo mokamas didesnis atlyginimas. Pasirodo, tyrimas atskleidė, kad vyrai dirbo su valymo mašinomis, o moteris dirbo su šluostėmis ir šluotomis. Tai mažiau kvalifikuota darba ir savaime suprantama, vyrai išvalydavo didesnį plotą, už tai jie gaudavo didesnį atlyginimą. Tačiau gilinant tyrimą paaiškėjo, kad darbdavys sudarė vienodas sąlygas siekti kvalifikacijos ir valdyti tas padidinto pavojingumo priemonės arba tas valymo mašinas tiek vyrams, tiek moterims. Bet ne viena iš moterų nepareiškė noro dalyvauti tose kvalifikacijos kursuose ir valdyti tas mašinas. O jeigu vis dėlto moteris deda visas pastangas kilti karjeros laiptais, tačiau jaučia, kad jai koja pakiša būtent diskriminacija dėl lyties, kur kreiptis tokiu atveju? Matyt, logiškiausias žingsnis tai būtų pradžioje pašnekėti su vadovu ir išsiaiškinti, kodėl tas atlyginimas yra mažesnis. Jeigu vadovas jau skiria tą mažesnį atlyginimą, tai vadinasi vis tiek turėjau savo kažkokių tai tokių motyvų. Galbūt darbdavys netyčia ar neturėdamas jokių blogų kėslų, jie tam mažesnį atlyginimą paskiria. Galbūt įmanoma susišnekėti su darbdaviu. Bet kuo toliau, tuo yra daugiau situacijų, kai išsisprendžia konfliktas dar įmonės viduje. Ir tada arba atsiima skundą, arba mes tai tiesiog formaliai užbaigiame. Jeigu neįmanoma susitarti, tai tada, turint tos įrodymus, argumentus, galima vis tik kreiptis į mūsų tarnybą. Jeigu ne į mūsų tarnybą, galima bandyti kreiptis į darbo inspekciją. Bet koks skundas yra jau tam tikra įtampa iš tikrųjų santykiuose ir reikia suprasti, kad kreipimasis į valstybinę instituciją ar į darbo ginčą nagrinėjančią instituciją jau sudaro tam tikrą diskomfortą. Ir aš manau, kad atskirais atvejais turbūt visgi reikia pasisakyti, kad tai yra daugiau tam tikros baimės arba tam tikros rizikos. Baimės dėl to, kad galbūt nepavyks laimėti ginčo, rizikos dėl to, galbūt, kad nepavyks įrodyti to fakto, bet reikia suprasti, kad darbo bylose dėl diskriminavimo pareiga įrodinėti, kad nebuvo diskriminavimo faktų, turi darbdavys. Tai šitoje situacijoje be abejo darbuotojo teisės yra ginamos aktyviau arba jis yra traktuojamas kaip silpnesnioji darbo teisinių santykių pusė. Ekspertai pabrėžia, kad reikia nesusitaikyti su diskriminacija, jeigu tokia tikrai yra, bet su ja kovoti. Tuo labiau, kad yra institucijų galinčių padėti. Nes kas, jeigu ne mes patys pakovosime už vienodas porcijas gyvenime?